Nu ką, lėksim į mišką, pasivažinėti, oras geras, sniego yra, minusiuko yra, tai pats tas. Tai varysim su paprastu litru ir su litriniu madu, taip kad pamatysim, kur važiuosim, ką veiksim ir aišku apžvelgsim pačius keturračius. Nu ką, varom! Pasivažinėti su litrais. Tadelis už galo varo. Kiek čia laukia? -6. Skitelis, kaip matot, pakankamai informatyvus. Tai viskas su juo ok. Kiek čia? Pravažiavęs keturratis 222 km, labai gražus skaičius. Tai dar dasuksim kilometrų iki 350, kad galėtume aptarnavimą daryti. Ir tada galėsim lakstyti. Miške greičio tikrai nereikia. Iki pirmo medžio didesnis greitis. Tai kolega važiuoja su paprastu šalmu, tai jam biški būna problemų. Tai jeigu norite spręsti rasojimo problemas, tai geriausia rinktis CKX AMS šalmą. AMS tai yra naujovė. Tai realiai su magnetiniu stikliuku. Tai jums nereikia nusimti visų akinių, užtenka nusimti tik patį stiklą. Tai ir dvigubas, ir yra nerasojantis, žieminiai variantai. Yra CKX AMS Pro, tai yra su fotochrominiais akiniais, tai va tokiu laiku pasižiūrite saulę, akiniai patys užtemsta ir šildomas stiklas, nu žodžiu, viskas ko jums reikia. CKX AMS Pro, manau geriausias da pasirinkimas. Aišku, kainuoja, bet į saugumą, į komfortą tikrai verta investuoti. Visada atkreipkite dėmesį per veidrodėlius arba net pasukit galvą, ar tikrai niekas nelenkia ir visada rodykit posūkit, nes gali būti visko. O, ir kiti keturratininkai. Čia važiuoju tik su 2 varomais, tai manau, kad reikės sustoti ir įsijungti 4, nes čia bus reikalų. Tai ir atsiminkit, ant ledo nesvarbu 2 varomi, 4 varomi ir 8, visi stabdys vienodai, tai žiemos metu pasirinkit savo saugų greitį ir būtinai, kai važiuojat grupėse, pasilaikykit atstumus vienas ar kito. Už vienam užrašos stikliukas, jisai staigiai sugalvos sustoti ir paskui atsitiks bumtai. Kad to išvengt, geriau iš karto pasilaikykit saugiai ir viskas bus gerai. Šiaip iš tikro labai jaučiasi keturračio dydis, o dabar važiuoju, tai taip, jaučiu, kad su dideliu daiktu. Įsivažiuojam į sankryžą, reikia pasižiūrėti, nes pats keturratininkų įkarštis realiai, tai reikia ir atsargiai. Ir įsijung 4 varomus, o skidelį užsidegė. 4 varomi. Biški lengviau vairuosis, nes dabar gaziuko paspaudi, tai galas važiuoja, kur jis nori ir kaip nori. Dabar privažiuosim tokią vietą, kur beržinėlių vadinu. Ir man čia viena tokia daina. Tau mojuos iš toli, beržinėliai žali, susitiksime ten miško pakrašty. Nu ką, kol lauželis susikūrens ir pavalgysim, papasakosim jums apie litrinį madą. Taip kad pasiridam ir einam pasakoti. Kokie pagrindiniai dalykai, kas yra geriausia litriniam madam, tai yra 5 metų garantija. Tai komplektacija visada būna 14 lengvo lydinio ratlankiai su bedlokais, 30-inės CST padangos, visada būna priekinis lankas, galinis lankas, taip pat iškeltas radiatorius, kas yra svarbiausia madui, tai šnorkeliai visi išeina čia, tai jie yra nusukti į motociklo priekį, tai ar plaunat, ar skandinat, tai negaus vandens niekada.
gervė, aišku, irgi yra su sintetika, reguliuojami amortizatoriai, dugno apsauga, storo plastiko. Spalvos tai yra dvi, tai yra šilta pilka su pilkais lankais arba yra tokia, sakyčiau, smėlio spalvos su raudonais lankais, tai jau jeigu norite išsiskirti iš minios, tai tikrai imkit šviesę su raudonais lankais. Kas ir priklauso geram madui, tai yra grab rankena. Taip pat eina jau mūsų daiktų, čia yra prikrauta N. Tai taip pat yra ir galinė daiktadėžė vietoj keleivio sėdynės komplekte. Dar geras pastebėjimas, taip kaip yra padaryti pakojai. Tai jeigu pasižiūrėtumėte, čia yra lankas, tai realiai apsaugo ir pakojai. Jeigu prieitume prie galo, papasakočiau, ką šiandien padariau ir ką rekomenduoju pasidaryti jums žiemos metu. Tai kai yra šakės ir eina apsaugos, tai žiemos metu tas apsaugos geriau nusimkit, nes paskui prieina sniego užšąla ir granatos gumos plyšta, tiksliau nuo sniego, ledo susidariusio pradeda važiuoti ir paskui būna reikalų. Tai kad to išvengt geriau visada nusimkit. Galim parodyti, kaip šviečia galinės lempos. Kolega parodys, kaip susivaikšto, susibėga. Tai tikrai visi atskirs, kad lekiat su Lonsino litru. Paminėsiu, dažniausiai visi klausia, kuo skiriasi paprastas litras nuo litro mado. Tai stovi paprastas litras. Be lankų, paprastos padangos, be bedlokų, nėra dugno apsaugos. Viskas litrinė madė yra ir aišku, pas litrinį madą greičių dėžė yra lėtinta. Tai yra kitokia negu stovivęs paprastą litrą. Tai realiai jum pelkės yra didesnis pranašumas. Ir aišku, greičių dėžė stovi atskira nuo variklio, tai reiškia nėra sujungta viskas į bendrą. Ir aišku, torsinis reduktorius stovi pas madą, iš esmės labai padeda šitas dalykas. Tai pasirinkę litrinį madą, jeigu žadat skadint, tai manau niekada nepralošit ir turėsit geriausią variantą iš visų siūlomų. O šiaip viską įsitestuot galit pas mūsų partnerius, visus juos rasti galit lonsinquats.lt arba paskambinkit, patarsim, papasakosim, patys naudojam. Jeigu reikės ir aprengsim ir fintrailo aprangą, veidersai, žieminiai rūbai ir visi kiti dalykai. Dar pamatysit mūsų grįžimą, kaip lėksim namo. Šiaip oras tai yra pasaka. Saulutė šviečia, -7, buvo vietomis ir -10, tai važiavimui pats tas komfortas, naudojam geras fintrailo pirštinės, tai rankos tikrai nešala. Jeigu ką, galim susimontuoti ir šildomas rankenas, bet dabar važiavau -7, -10, tai rankos nieko nenušalo. Plus dirbi su keturračiu. Jeigu jums kažko reikia, keturračio aprangų, visada galite kreiptis pas mus. Viską padėsim, viską išrinksim ir rasim geriausią sprendimą jums. O mes dabar eisim pavalgyti dešrelių ir lėksim toliau. Atsiranda tada šalmą ir judėsim. Jau biškį pritemo, saulė dingo, bet ledai gerai šviečia, tai pravažiuosim viską. Važiuosim kaip dieną. Daugam kyla klausimų, kas čia cypia ir kodėl skidelė mirksi OPC. Tai keturratis bijo, kad nuredės, tai stovint reikia arba nuspausti stabdį, arba įjungti parkingą ir cypimas pasibaigia. Tai kas dabar trumpos įjungtos, ilgos. O, šviečia, kaip gražiai šviečia. Tai chebra ir jūs taip galit pasivažinėti, galim suorganizuoti pikniką, viską galim, tai ciongo.lt. Esam tikrai lankstus, atsižvelgiam į kiekvieną norus, galit švęsti gimtadienį, sugalvosim sustojimą poilsiavietėj, užsikurt laužiuką, turim keturračių, žodžiu, reikia tik tai jūsų. Viską galit užsibukinti per tinklapį, ten rodo visą mūsų užimtumą tiesiogiai, visus laisvus laikus. Arba, jeigu kas neaišku, galit paskambinti, visada patarsim, papasakosim, padėliosim ir pagal jūsų norus. O dabar ką? Gazuojam link namų.
visada, kai važiuoju kažkokį va tokį ilgą ir nuobodų kelią, tai visada kažkokios dainos atsiranda galvoj. Dabar mintyse, žinau, groja Valinskienės žingsniai keli ir tu jau netoli, aš ne Andrėtų vėjas. Ir ką, grįžom.